Nors Širvintų rajonas savivaldybė yra mažiausia Vilniaus apskrityje, bet turiu pasakyti, galima sakyti, džiugi naujiena, kad jūs patys pirmieji kviesite iš visų 8 savivaldybių. Po priesakos priėmimo, kaip tai reikalauja naujas vietos savivaldos įstatymas, jūs tapot pilnateisiais Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariais. Leiskite pasveikinti jūs su išrinkimu į Širvintų rajono savivaldybės tarybos narius ir palinkėti visokeriopos sėkmės ir kad jūsų darbas, sėkmė, jūsų darbas neatsilieptų būtent jūsų rinkėjams ir rajono žmonėms. Kadangi 60% narių savivaldybės tarybos pasikeitė, tai porą žodžių noriu pasakyti naujiesiams savivaldybės tarybos nariams. Vyriausybės atstovų sektorius yra sukurta tam, kad prižiūrėti, kaip vietos savivaldos institucijos, tai yra savivaldybės taryba, administracijos direktorius, kaip vykdomasis organas, vykdo įstatymo reikalavimus, laikosi konstitucijos ir kitų aukštesnių teisės aktų. Bet tai kad nereiškia, kad vyriausybės atstovas bus konfrontuos su savivaldybės taryba, su direktoriais. Aš laikausi tokios nuomonės ir ieškau sąlyčio taškų ir manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus